ruošiasi žydėti liepos Kauno aerodrome. Ir nuostabus žmogaus kūrinys, memorialas. Čia susitinka veteranai, miesto visuomenė, jaunimas. Čia susitikome su Kauno aviacijos veteranų sąjungos ilgamečių narių, aktyvių žmogum, buvusių sklandytojų Liudgardu Gabrėnu. Prašytumėm, Liudgardai, papasakoti, kaip jums pirmieji žingsniai link tų darbų, kurie buvo atlikti per ne vieną dešimtmetį. Pasidalinkite savo įspūdžiais, patirtimi. Nu, kaip čia pasakius, mane aviacija domino jau nuo 4 metukų, kai žuvo Darius ir Girėnas. Prisimenu aš tą datą ir visi reiškiniai, įvykiai surišti su aviacija visą laiką mano dėmesį, mano širdį. O su šiuo memorialu mane surišo jo vienas iš autorius, Algis Mikėnas, ir aviacijos istorijos muziejaus direktorius Lapinskas paprašė vieną gražią dieną, kad čia reikia pradėti tvarkyti jį. Tai tas tvarkymas prasidėjo nuo to, kad suradau kareivių grupę, 3-4 vyrukai, mes čia lankėmės kokim 3 savaitės. Nusipirkom dažų ir tą gelžbetoninį memorialo pagrindą, jam suteikėm šiokią tokią formą. O vėliau prasidėjo jau ir didesni darbai, kai aviacijos muziejaus direktorius Lapinskas ėmėsi aiškinti garbingus žmonės, aviacijos lakūnus, pilotus, žuvusius užsienį, gyvenančius užsienį, čia žuvusius. Ir pradėjom kabinti tas pagamintas marmurinės lenteles, kurios dabar jau čia siekia arti 50. Tai čia toks man buvo pavedimas, kurį vienam susirinkime taip ekspromtu padarė mūsų gerai žinomas Jonas Balčiūnas ir Lapinskas. Sako, čia Gabrėnas padarys. Nu tai ką galėjau, tą padariau. Dabar turim vietą, kur tikrai tapo jau mano nuomonė, tai jinai tapo tokia gana jautri vieta, kadangi čia atėjus jauti tikrai mūsų aviacijos pradžios dvasią. Čia jauti jos ir tragedijas ir matai. Tai čia tas memorialas tapo dabar vienu iš pagrindinių Lietuvos aviatorių traukos centrų. Būtent visoje Lietuvoje. Čia žmonės atvažiuoja iš Vilniaus, iš kitų miestų. Ir visi labai džiaugiasi ir junta tą pačią dvasią, apie kurią aš ką tik čia bandžiau papasakoti. Daugiausia čia daryta yra iš sankaupų, kurios buvo gautos ir iš Amerikos lietuvių. Pesecko brolis čia prisiuntė keletą $1000 ar litų. Tiksliai nežinau, Algis Mikėnas amžinatilsį man vis pasakodavo apie tai. Ir dabar Algis Mikėnas jau čia su Stašaičiu Vytautu. Jie čia iniciatoriai buvo, jis tai yra nepaprasti žmonės. Algis Mikėnas kaip architektas, jo tėvas Jonas Mikėnas, profesorius, lakūnas, skraidęs. Tai jų čia memorialinės lentelės draugė su Vytautu Stašaičiu, lietuvių aviatorių vaikų klubas. Jo, jisai buvo steigėjas ir labai aktyviai dirbo. Čia prisidėjo, daug kur jisai prisidėjo, Stašaitis. Man teko jį pažinti. Tai nepaprastai taip pat puikus žmogus. Ir jie man čia pavedė šitą. Aš džiaugiuosi šiek tiek prisidėjęs prie to memorialo. Nu, dabar memorialas įgijo platesnį, kaip sakot, skambesį ir visi tai žino. O Lietuva irgi tampa neuždara valstybė. Tai dabar jeigu čia pasižiūrėsim į lenteles, kurios yra amžinam istoriniam saugojimui,
Tai be tų žmonių, kurie visada veikė Lietuvoje, yra žmonių, kurie buvo priversti ir išvykti iš Lietuvos. Mes turim čia ir žuvusiųjų Sibire. Kaip suvesti į vieną vietą, kur amžinybė kalba visus žmonės, nežiūrint, kur jų gyvenimo lemtis nusprendė. Tikrai lietuvių tauta, matyt, aš neturiu teisės kalbėti visos tautos vardu, bet man toks įspūdis susidaro, kad tikrai yra labai daug garsių aviatorių iš lietuvių tautos išplaukusių, išskridusių, išėjusių. Ir kadangi jie išskridę, yra ir kitur nutūpę. Ir nemažai yra jungtinėse valstybėse, eilė kitų valstybių. Ir štai atėjo laikas, kada jie grįžta namo. Grįžta dažniausiai štai tokios lentutės, tokio prisiminimo memorialo. Būtent šitame memoriale prisiminimui grįžta. Ir mano nuomonė būtų tokia, kad čia turėtų būti vietos, užteks tos vietos. Užteks tos vietos, kadangi sienos plačios, pati memorialo taip sukonstruota, kad kiekviena plokštuma gali būti panaudota būtent atminimui Lietuvos aviatorių. Ar jie yra šiuo metu užsienį, ar jie mirė užsienį. Yra ne vienas, o štai Stepano Dariaus Stasio Girėno. Jie čia patalpinti atminimų lentelės. Eilė kitų, aš čia tiesiog nevariu, Feliksas Vaitkus. Čia eilė kariškių, čia visa Kraucevičiaus, štai keli Kraucevičiai, karo lakūnai, sklandytojų patriarchas Bronius Oškinis. Tai čia tiktų atminimą, patalpinti atminimą tų žmonių, kurie būtent Lietuvos aviaciją praturtino savo skrydžiais, savo konstrukcijom, savo darbą, savo meilę pagaliau tėvynei. Memorialas nėra niekieno žemė. Jis šventoj Aleksoto aerodromo žemė. Kitaip pasakius, Lietuvos karo aviacijos aerodromo, pagrindinio istorinio aerodromo žemėje. Dalyvavęs viename ar kitame įvyky, po kruopelytę gali sudėti į vieną aiškesnę aviacijos istorijos knygą, tai linkime ir jums rašyti tą knygą ir gyvų žodžių, ir plunksną. Ačiū. Sėkmės jums.